elektrėniškiai užbaigė savo pasirodymą šioje lygoje. Čia pakankamai pavojų už atkrentamųjų varžybų borto. Čia pavojus jau ir prie Latvijos. Na ir Hockey Punks komandos sirgaliams turėtų patikti, turėjo patikti ir tai, kad jau iniciatyva. Kalbėjau apie tą... Ojojoj, kaip dabar suteikiamas šansas gyventi tas 2 minutės. Ir čia pavojingas metimas. Rygiečiai kartą pasiuntė ritulį į vartus. Dabar pavojingas epizodas. O čia vėl Latvijo ataka. Jomis sudėtimis žaidžia komandos. Čia kėliniui besibaigiant į Latvijos klubo aikštės pusę. Ir pavyksta. Tai labai tolimas metimas. Mokykla. Ojojoj, dar vienas pavojus. Ir čia labai pradeda Punkų ataką. Čia gražus perdavimas ir vėl viskas baigėsi nepasiekus lemiamos fazės, nors čia smūgis. Pražanga nefiksuojama, dabar pavojingas epizodas, šansas. Neturėjo iki šiol, dabar šansas! Daugiau nei 45 minutės tokios privilegijos neturėjo šeimininkai. Stabdymų nebuvo daug nei pirmajame kėlinyje, nei antrajame vilniečiams. Tolimas metimas ir tai koks akrobatinis Simo Baltrūno šuolis. Pavojingas epizodas 2-2. Tas 2 minutės Hockey Punks. Vėl komandos žaidžia pilnomis sudėtimis ir autorius ir toliau stengiasi būti aktyvus. Ojojojoj, kokia klaida ir deja Rimčio. Kad jau dabar reikia ieškoti savųjų šansų. Geras perdavimas argi dabar. Laikas bėga. 1 minutė prabėgo. Ojojojojoj. 1 minutė prabėgo iki kėlinio pabaigos irgi lieka mažai. Čia jau be vartininko žaidžia. Dar ir prarastas dar kartelį ritulys ir akivaizdžiai laimėti rungtynes ir nors nepakils komanda iš 7.